kompanija, jos balansą, jos veiklą ir projektuodamas jos veiklą į ateitį, jis daro tam tikras prielaidas. Tas prielaidas buvo padarytas, kad, viskas funkcionuos normaliomis sąlygomis, nebus užsukti bankų kranai paskolom, jie galės refinansuoti savo paskolas ir panašiai. Ir didžioji dalis problemų kilo būtent dėl to, kad kompanijos, kurios turėjo didesnę dalį skolų, jos nebegalėjo jų refinansuoti ir dėl to valstybė išeina. Tai mano atsakymas į šitą klausimą yra toks, kad iš tikrųjų sisteminis įvykis, kuris įdavė šoką visai sistemai, jisai nubraukė vieną dūksnį ir visas tas prielaidas, kurios buvo padarytos darant analizę ir vertinimą. Tačiau jeigu paimsime ilgesnį laikotarpį ir krizės, kurios įvyko per paskutinius 50 metų, ne krizės, sakykime, o tos šokus ar akcijų kritimus, tai ne kaip tas 87 metų krakas, koks ir baisus dar atrodė tą dieną ir kaip tik tai galėjo sukelti panikos, bet jų sisteminių pokyčių ekonomikos. Tai yra, kad gavo taip pat greitai, kaip nenusidėjo žinių. Kas nuo karto būna tiesiog netikėti įvykiai, kai mes darome kažkokias prielaidas, mes darome kažkokias tikimybės ir kažkokių nepasakyti. Aš pridurčiau, kad realiai buvo tokių fundamentalių žmonių analizės naudojančių žmonių, kurie numatė tas pokyčius ir dirbo darbės pinigų. Tai jo buvo investicinės idėjas akcijų grafikas Amerikoje kirto slankiuosius vidurkius tiek tą trumpesnį laikotarpį, žaliąjį, tiek vėliau ir raudonai, o dar galiausiai tas trumpesnio laikotarpio vidurkis kirto ilgesnio laikotarpio vidurkį, tai yra žalias kirto raudoną. Ir tuo metu akcijų grafikas buvo po abiem tom linijom, tai jeigu žiūrėti iš techninės analizės pusės ir orientuotis vien tik tai grafiką, tai buvo vienas iš galimų signalų sakantis, kad čia jau prasideda ilgalaikė neigiama tendencija. Ir ten visokių įvairių pavadinimų paprastai prigalvojama, ten mirties kryžius, dar kas nors, reiškia, čia tuo iš tikrųjų galbūt techninė analizė belieka, kad visokių ten mistinių dalykų yra išvelgiama. Bet kaip žinia, nieko tokio labai neįvyko ir mes taiga dabar turim didžiulį ralį ir rugsėjus, kaip tik ką tik baigėsi, buvo kilimo mėnuo, kas nėra tipiška ir tai buvo vienas geriausių rugsėjų ir man buvo geriausias nuo 39 metų. Taip.
Tai pakankamai ilgas laikotarpis ir staiga reiškia po tokio lyg ir ryškaus užtikrinto signalo mes turėjom visišką situacijos apsivertimą į kitą pusę ir dabar jau mes matom, kad rezultate jau ir slankieji grafikai vėl kerta vienas kitą, jau ir pats akcijų grafikas išliko gerokai virš atėjus slankiųjų vidurkių ir tai jau yra indikacija ilgalaikės kilimo tendencijos. Tai kaip čia yra, kaip jūs tą galėtumėte pakomentuoti? Labai paprastai. Pirmas dalykas, ką aš noriu pabrėžti, tai yra, kad tarkim, šita analizės rūšis, jinai niekada nėra 100% pasiteisinanti, kaip ir jokia kita. Prasme, apskritai nėra tokios analizės rūšis, kurie 100% jūsų sprendimų padėtų jums dirbti pelną. Antras dalykas, tai yra, tarkim, imant konkrečiai šitą variantą, yra labai paprastai. Tarkim, tuo metu, kai žalia linija iš viršaus kirto raudona linija, arba vadinkim, trumpesnio laikotarpio ilgesnio. Esminė prielaida, kurią, tarkim, aš darau, arba mes darom, tai yra ta, kad situacija keičiasi. Ta prasme, mes pusę metų, tai yra nuo 90 vidurio iki 20 pradžios, mes turėjom pakankamai gražų augimą. Ar jis buvo įtakojamas dėl to, kad akcijų kaina buvo labai pigios ir nusipirko, ar įtakojamas dėl to, kad jie centriniai bankai komerciniam bankams suteikia 0% paskolas ir jie atitinkamus pinigus kompavo į finansų rinkas. Vėlgi galima ieškoti labai daug, bet esmė tokia, kad pusę metų kilimas buvo labai geras ir praktiškai tuo metu netgi nebuvo didesnė negu 7% kainų kritimas. Prasme, per visą laikotarpį kainos kilo taip, kad nesipareigavo daugiau negu 7%. Tai praktiškai kiekvienas iš mūsų pirkęs kažkur tuo metu būtų pakankamai ramiai išlaikęs iki 2010 metų vasaros pradžios. Tada, kas vyksta po grubiai metus trukusio augimo, be sustojimo principo, automatiškai rinka, natūraliai pasiekia tam tikrą stadiją, kai įsivaizduokime, mes įsitėdėm, nusiperkam akcijas arba investuojam į akcijų rinką ir staiga papildomų pinigų, kad vėl dirbti, nebėra. Mes visi esame įsigiję, tai natūraliai kainos jau kiltų, turi kažkas papildomų. Arba reikia skolintis, arba iš esmės kažkas pradės pardavinėti. Plius praėjus metam labai daug kas pradėjo klausinėti, o kas atsitiko. Ar ekonomika iš tikrųjų atsigauna, ar ekonomika toliau turi potencialą didėti kiekį ir panašiai. Ir tiesiog žiūrint iš, bandant tiesiog interpretuoti tai giliau, prasidėjo tam tikras turbulencijos. Tas gražusis kilimo periodas baigėsi, prasidėjo turbulencijos. Bet kodėl neprasidėjo veiksmas? Jau kurį tada duotas signalas yra esminis dalykas, kaip aš žiūriu. Susikirtimas, jisai neprognozuoja, kad kaina kris ir kad jinai nukris tarkim 50%, nes paskutinis įkyti buvo. Tokių prognozių nėra. Ir aš nesiūlau taip žiūrėti. Esminis dalykas kainai, kas toks dalykas sako, kad ateina kažkoks neramus laikas ir tuo metu yra geriau turėti cash arba pinigus ir palaukti. Jūs palaukėt mėnesį ar panašiai, situacija normalizavosi ir vėl gaunam signalas, kad galite judėti toliau, vėl grįžti į akcijų rinką. Ta prasme, didžioji dalis žmonių, pradėdami taikyti techninę analizę, galvoja, ir ta prasme, didžioji dalis vadovėlio techninę analizę rašo tai, kad yra įvairios formuotės, kur galim prognozuoti, kokia kaina bus, ar jinai kils ar kris, ta prasme, daryti kažkokias prognozes. Tačiau didžioji dalis tų prognozių yra nepasiteisinti. Mes galim paimti kažkokį grafiko elementą, kažką nupiešti ir sakyti, jeigu kitas tik bus taip, tai reiškia tikimybė, kad pakils iki ten ir ten yra labai didelė. Čia yra nesąmonė. Ta prasme, didžioji dalis yra nepasitvirtinančių formuočių, kainų, derinių ir panašiai. Tačiau esminis dalykas, mes nežinom, kiek kris, kada kris ir per kiek laiko. Tačiau šitas signalas mums davė kaip užuominą, kad kažkas gali būti blogai. Ir jeigu, tarkime, tiesiog, imkim, tuo metu didžioji dalis analitikų irgi buvo nesusprendę. Vieni sakė, kad ateina antra banga žemyn, kiti sakė, kad viskas bus gerai, kiti sakė, kad nieko gero nebus, bet nieko blogo nebus. Prasme, išsiskirimas buvo labai didelis. Taip pat reiškia nestabilumu akcijų rinkoje. Ir natūraliai yra mūsų manymų, natūraliai yra momentai, kada tiesiog geriau nieko nedaryti, palaukti, kol situacija normalizuos. Tai užtruko grubiai 6 mėnesius. Aš gal jau galima, padomėsiu kiekybinę mąstymą, tai nes kas nutinka, žinau, 200